jeigu jūs vis tiek su to sutinkate, su kažkuo, kas jūs netenkina, ką jūs darote tuo metu, kokią žinią jūs skleidžiate visatai. Jūs jai sakote, nu gerai, tai man dabar tiek užtenka, man dabar taip gerai. Taip sakant, jūs duodate žinią, kad tai daugiau ir nereikia, tiek to bus gerai ir taip. Nes jeigu jūs sakote, kad tiek man yra nepakankamai, man reikia tikrai to, ko aš noriu. Ir aš truputį sutinku palaukti, kad neužimti vietos ir kad iš tikrųjų aš gaučiau tą, ką noriu. Tai yra jau visiškai kitokia žinutė. Todėl, kad labai dažnai žmonės net nepastebi, kad sąmoningai sako, kad aš tikrai noriu tikrai tokio ir tokio vyro, arba aš noriu tikrai to ir to. Bet pasąmoningai jos siunčia visai kitokius signalus. Jos kažkodėl sutinka, pavyzdžiui, prisileisti kažkokį žmogų arti, kuris dėl kažkokių mistinių priežasčių ten neaiškių, nors atrodo visi pasiruošę santykiams, pavyzdžiui, paima ir, nežinau, sako, tai palauk manęs, tai, pavyzdžiui, nieko dėl jos nepadaro, ar ne, nes mes puikiai suprantam, kad ten šiais laikais visi online susitikinėti labai mėgsta, bet mes suprantam puikiai, kad vyro parodymas, įrodymas, kad moteris jam rūpi, yra per konkrečius veiksmus, o ne per ką jisai ten prišneka, prižada ar prirašom. Kai moteriai tiesiog pastato į kažkokią tokią situaciją, kur jinai yra, netenkanti savo orumo jausmo. Tai tokios situacijos, kai tu matai, kad moteris kaip ir galėtų ir kažką tai geresnio gauti, bet kažkodėl to geresnio nesutinka ir kažkodėl to, ko nori, jinai negauna. Būna klausimas, kodėl ji būtent tokį vyrą prisitraukia savo. Juk mes suprantame, tarkim, kad sąmoningai mes visi norime, pavyzdžiui, jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, jūs norite 1 000 000 eurų, visi sakytų, tai aišku, kad aš noriu 1 000 000 eurų. Taip, noriu, aš noriu, kad tegul atsiranda. Bet pasąmoningai labai dažnai nenori žmogus to 1 000 000 eurų. Nes jeigu norėtų, tai turėtų, jeigu iš tikrųjų norėtų. Todėl, kad pasąmoningai žmogus renkasi situacijos, kur to 1 000 000 eurų nėra. Lygiai tas pats yra su santykiais. Dėl kažkokių priežasčių mes renkamės pasąmoningai žmonės, kurie turi tam tikrą problemų paketą ir tą problemų paketą pasiūlo mums. Ir mes, kaip pasąmoningai renkamės, mes galime akimis dar taip nematyti, kad žmogus turi ten kažkokių bruožų, mes juos kaip renkamės pagal energiją, kurią jis išspinduliuoja ir kažkodėl pasirenkame tokius dalykus. Tai kai mes jau fiziškai jau netgi būna ten žmogus daro kažkokius, sako, daro ir jau mes fizinėme plane matome, kad vadinamieji tie red flags, ar ne, kad yra pažeidžiamas mano orumo jausmas, ar ne, neatitinka mano vertybių ir vis tiek su to sutinka, kad aš palauksiu, pakentėsiu, kol pasikeis situacija, kol žmogus pasikeis. Tai čia ir yra tie momentai, kai jūs jau įpuolate į iliuziją ir jau vaikiškumas atsiranda, naivumas, kitaip sakant. Ir labai dažnai, palauksiu, kol pasikeis, yra tas vyras, jeigu jis būtų kitoks, jūs greičiausiai jo ten ar net nesirinktumėte, tiesą pasakius, nes dažniausiai, kol mes esam tam tikroje stadijoje, mes renkamės tam tikrus žmonės, kurie atitinka tuo metu pas mus esančias programas. Tai tas naivumas, kuris lydi, tai ir yra, apie ką aš pradėjau kalbėti, ar ne, kad labai dažnai dvasingumas, kažkoks tikėjimas ten, kad visi žmonės keičiasi ir taip toliau, jis labai dažnai yra vaikiškumas, visai ne tai. Ir jeigu teko skaityti mano knygą, tai aš labai gerai žinau tą ir iš praktinės patirties, nes aš labai ilgą laiką buvau labai naivi ir man atrodavo, kad čia aš ne naivi, o aš esu tiesiog labai geras žmogus, kuris labai tiki, kad aplinkiniai irgi keičiasi, nes, pavyzdžiui, aš labai daug metų praleidau
praktikose, visokiose mokymuose ir esu praėjusi turbūt visas įmanomas stipriausias technikas ir aš žinau, kad jos ir veikia ir aš matau ir pokyčius, nu bent jau savyje, ne, aš matau, kad aš kiekvieną dieną evoliucionuoju, kiekvieną dieną man yra vis kažkokia naujovė ir ne visada tai būna malonu, tai kartais būna labai nemalonu, bet aš matau, pavyzdžiui, kad man viskas veikia, ne, man visur yra informacija apie mane, aš visur padarau kažkokias išvadas ir prie viso to aš nesikankinu, tai nėra taip, kad aš čia ištisai save kažkaip ten valau, tobulinu, be perstojo ir panašiai, bet aš labai daug metų praleidau galvodama, kad, nu tai reiškia visi kiti irgi tokie patys. Ir ypatingai buvo labai daug tokių klaidų susijusių su kolegomis. Nes tu pasižiūri, kad jeigu žmogus yra kolega, nu, ten, tarkim, veda jis kažkokias praktikas, nu tai reiškia viskas gerai su to žmogumi, jeigu jis yra, nu, sakykime, einantis dvasiniu keliu ir dar kitus mokina, nu tai 100%, kad tikrai jis neapgaudinės, jis nemelos, jis nevoks pinigų ten ir nedarys jokių tokių kažkokių dalykų. Ir žinokit, visiškai yra absoliučiai netiesa, nes tiesą pasakius, labai nemažai kaip tik tų žmonių, kurie veda seminarus kitiems, būna kartais jų vertybių skalė yra tikrai labai, labai žemo lygio. Tai vat mes, kai ką nors pasirenkame su jumis, ar tai yra santykiai, ar tai yra, tarkim, kažkokias pinigų sumos, kurias jūs gaunate kartą per mėnesį, uždarbis kažkoks jūsų, mes tą pasirenkame patys. Ir mes tą pasirenkame, nes dėl kažkokių priežasčių mums to reikia. Mes aptarnaujame kažkokias savo viduje esančias programas. Mes aptarnaujame savo viduje kažkokius savo vidinius tarakonus, kurie prašo duoti jiems valgyti. Ne, ir mes tos savo tarakonus smegenyse maitiname įvairiom situacijom. Mes maitiname jos kiekvieną kartą, kai mes save apgaudinėjame, kai mes prisitraukiame kažkokius žmonės, kurie mums ten kažką padaro negatyvaus, kurie mus skriaudžia ir panašiai. Ir visada išeitis yra pats greičiausias kelias į evoliuciją visą laiką užduoti savo klausimą, kam man šito reikia. Jūs kas nors nuskriaudė, arba net nebūtinai kitas žmogus, kad kas nors tokio įvyko, ar ne, kas jums yra sunku, arba atvirkščiai vis nevyksta kažkas tai. Klausimas, kam man šito reikia, yra auksinis klausimas, todėl kad jūs matysite, kad jūs yra kažkokia antrinė nauda, kodėl jūs kažko negaunat, arba jūs gaunat kažką, ko jūs iš tikrųjų atrodo sąmoningai, niekas šito nenorėtų, bet kažkodėl, jūs ir vėl prisitraukėte kažką tai. Nes tikrai yra kažkokia antrinė nauda. Pavyzdžiui, būti aukos pozicijoje labai dažnai